Mūsų miestas, mūsų namai. Puoselėkime Panevėžio miestą kartu. Balsuokime už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Sąrašo numeris 94. Panevėžio mieste yra platus švietimo ir mokslo įstaigų tinklas. Mieste veikia aukštosios mokyklos, Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas, Panevėžio kolegija, Vilniaus pedagoginio universiteto kūno kultūros mokytojų kursai. Rengiami technikos bakalaurai ir magistrai, vadybininkai, ekonomistai, buhalteriai, verslo administravimo, statybos specialistai, medikai, aplinkos apsaugos, kompiuterių specialistai, pedagogai. Panevėžio miesto savivaldybė bei mokslo ir švietimo įstaigos jau nuo 2003 metų bendradarbiauja su Mokslo akademija. Pernai pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis. Šių metų sausį Panevėžys buvo pristatytas Vilniuje Mokslo akademijoje. Mieste yra 5 gimnazijos – Juozo Balčikonio, Vytauto Žemkalnio, Kazimiero Paltaroko, Juozo Miltinio ir Minties. Netrukus Panevėžio 5 vidurinė mokykla taip pat taps gimnazija. Be jų mieste veikia dar 6 vidurinės, 11 pagrindinė ir 1 pradinė mokykla. Miesto gyventojai turi galimybę mokytis Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre bei jaunimo mokykloje. Mūsų miesto nuoširdų pedagogų darbą rodo tas faktas, kad miesto mokyklo mokiniai kasmet tampa tarptautinių ir šalies olimpiadų nugalėtojais bei prizininkais. Po pamokų panevėžiečių vaikai gali mokytis neformaliojo ugdymo įstaigose. Jų talentams ugdyti mieste veikia muzikos bei dailės mokyklos, moksleivių namai bei gamtos mokykla. Patys mažiausiai panevėžiečiai lanko 30 vaikų lopšelių darželių. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovai Panevėžio miesto taryboje kartu su kitais kolegomis rūpinasi, kad visos šios įstaigos veiktų sėkmingai, būtų tvarkomos, prižiūrimos, aprūpintos reikiamais resursais. Visada palaikė jų iškeltas idėjas, tarpininkavo gaunant paramą. Jeigu rinkėjai ir toliau pasitikės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatais, mes toliau vykdysime mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų modernizavimo programas, renovuosime švietimo įstaigas ir pritaikysime jas neįgaliųjų poreikiams, remsime neformaliojo ugdymo įstaigų veiklą, skatinsime bendruomeniškumą ir savivaldą švietimo įstaigos. Mieli panevėžiečiai, vasario 27 dieną įvyks rinkimai į miesto savivaldybės tarybą. Kviečiame aktyviai juose dalyvauti ir balsuoti už Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatus. Mūsų sąrašo numeris 94. Mūsų miestas, mūsų namai. Puoselėkime Panevėžio miestą kartu. Balsuokime už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Sąrašo numeris 94.